Pasaulis be tėvynės tarsi lengvai ir greitai perskaitomas puslapis. O norėdamas suvokti tėvynės esmę, turi išmokti ramiai susikaupti savyje. Tik tuomet sieloje tyliai suskambės. Tėvynė yra mūsų minčių pradžia ir esmė, slaptinga žmogaus palaima. Į Bitėnus atvažiuoja daugybė žmonių, atvažiuoja pasižiūrėti Lietuvos. Ir ta Lietuva žiūri į savo praeitį, kuri kažkur toli užtilžė. Askvaimenen tono prūsta, stanvuran prūstan tauta. Askvaimenen tunamze, menen tunusan brate. Tvaiskermensas tauliavon, auliavon sen vangiska. Džiaugiuosi matydama daug bitėniškių, džiaugiuosi matydama daug svečių, visi mes vienas kitą matydami džiaugiamės. Unikali diena šiandien. Šventas Baltramiejus. Tai tokia diena, kur kas daugiau tautosaka tradicijomis žavisi, seka, jas tikrai žino, kad tai yra diena, kuri mums atneša rudens dvelkimą. Nuo šiandien jau sutrumpės dienos be galo. Sakė, velnės geležį į vandenį įkiš, rūkai stos, obuoliai bus vėsus iš ryto ir rasoti. Piemenys visi išsivaikščios, pavakarių nebus, šiandien paskutiniai pavakariai gandro bus, todėl kad tokios dienos trumpos. Tie, kas buvo pasamdyti karvių ganyti, jau nebereikalingi, nes nuo rytdienos bitėniškiai ir visa Lietuva paleis karves ganytis laisvai, nes liks vien tik tai ražienos. Todėl, kad viskas, kas turėjo būti padaryta, iki dabar jau turėjo būti padaryta. Lieka mūsų darbams tik tai bulviakasis ir linarautė, bet ir linus ir bulves mes rauname linus rauname, bulves kasame su talka ir tai nesudaro tokios didelio tokio darbo. Tai štai ši diena lyg ir užbrėžia gamtoje tam tikrą ratą. Kažkada labai seniai, kai žmonės darė savo gamtinį kalendorių, matyt, ši diena vis tik tai užbaigdavo kažkokį tai ratą. Kažkas tai įvykdavo šią dieną. Šiemet mes nupynėme vieną vainikėlį ir jaunieji ūkininkai, beveik galiu užduoti paslaptį, kad jaunasis veterinarijos gydytojas būsimasis, ateityje, jeigu viskas seksis, ir kita jaunoji daktarė, jie ateis pas vieną ūkininką. Mes turime vis tik tai bendruomenę, o bendruomenė turi savo pirmininką. Tai jam, bet tuo pačiu ir visiems ūkininkams bus atneštas plonis. Karkleliui bus įteiktas Mindaugui Karkleliui šitas rugių vainikas, papuoštas lauko gėlėmis. Jis jį pasikabins virš stalo ir kol neateis rugių sėja, jis negalės liesti to rugių vainikėlio. Prieš rugių sėją, prieš žiemkenčių sėją, jis jį iškuls ant to stalo, į skepetaitę suriš grūdelius ir eidamas sėti, juos pirmuosius pasės į dirvą. O kad jam ir visiems mums, ir mūsų ūkininkams, ir visiems Aleivieno kiti metai būtų laimingi, derlingi, gražūs ir šviesus, tai Šarūnas šliukštelės vandens. Ir prašom atlikti šitą ritualą, Diana ir Šarūnai. Mes ten paplaukim, nes nemokame dainuoti. Šiandien, kaip matėm, gandrų pas mus jau Bitėnuose nėra, gal jie užvakar, gal kažkada išskrido, kas jau čia jo žino. Bet aš noriu pasakyti, kad Lietuvoje, matyt, viskas prasidėjo nuo gandro. Ir šiaip jau paukštis labai ypatingas tas gandras. Juk Seimą nešti, Seimą eiti, tai galėjo tik tai gandrai. Tartis, žodis tartis, būriuotis, vadą rinktis, kvieslį, vedlį, tai yra gandrų reikalas. Šiaip jau tai iš tiesų po Baltramiejaus doras gandras jau nevarlinėja, nemaklinėja. Taigi, kaip mums sekėsi ir kaip sekasi su tais gandrais gyventi, nesgi žinot, kad nieko pasaulyje nėra tiek gandrų kaip Bitėnuose. Tai Diana Milašauskienė, Rambinų regioninio parko direktorė, viską žino, jinai viską skaičiuoja dabar ir papasakos, bet to šią vasarą jinai turėjo talkininkių.
buvo stovykla, o stovykla irgi buvo skaičiuojami gandrai, čia atlikinėjami įvairiausi darbai, ko jau paprastas žmogus nesupras, todėl net kviesim Dianą. Žinote, gandrai toks kaip ir paprastas dalykas, bet taip iš šono žiūri. Iš tikrųjų, kai pradedi stebėti jų gyvenimą ir jų labiau gamtininko akimis, ne taip jau paprasta. Daugiausia, aišku, Bitėnų baltųjų gandrų kolonijoje, 18 lizdų 23 gandrai, taip pat 80 lizdų, 20 gandrų. Praktiškai taip po du gandrus iš vieno lizdo. Stebėjom gandrus, vaikščiom, skaičiavom, rašėme stenduose, kiek išsirito, kiek kiaušinių buvo. Dėkojam labai vadovai Dianai, Ingai. Labai patiko mums šis projektas. Važiavom maudytis po visų tų darbų. Turėjom gausyti. Įspūdžiai, aišku, vasariški gražūs. O sakykit, kas labiausiai įstrigo, ką išmokot iš to monitoringo? Ar pavyzdžiui, ką nors supratot? Atskirti gandrus. Kokius? Jauniklius nuo senų. Tai kuo skiriasi jaunikliai nuo senų, ar visi vaikai žino? Kojų spalva. Kojų spalva ir snako spalva. Kokios spalvos jauniklių snakas? Juodas. O senų gandrų koksai? Raudonas. Tai va. Tai šiandien lyg ir ta diena, kad mes norime parodyti, ką jau mes iki Baltramiejaus padarėm, o ko jau nepadarėm, tai jau viskas ir bus nuvykę. Pradėsim, žinoma, nuo didžiai gerbiamo Eugenijaus Kipičio, kuris nori mums parodyti tai, kas iki Baltramiejaus jam pavyko padaryti. Nežinau, ar viską man pavyko padaryti taip, kaip aš norėjau. Aš norėjau, kad bitėnai pamatytų tikrąsias savo spalvas, o jos yra tikrai vaiskios, tikrai gražios, tikrai džiugios. Norėjau, kad pamatytų gyvėjai mirusius ir labai pasakysiu sunkią frazę, kad mirusiai pamatytų gyvuosius. Aš turiu tokią slaptą mintį, kad būtent Bitėnuose, ant Rondino kalno, mes, visi čia dabar gyvenantis ir gyvenę, imsim vieną kartą ir nusifotografuosim. Įsivaizduokit, kokio gražumo fotografija turėtų pasaulyje. Mažas priekaištas patiems bitėniškiams. Fotoaparato nereikia bijoti. Jis yra įrankis, parodantis mūsų vidinį gyvenimą. Aš manau, kad visuose tose dienos, peizažo, spalvos, didelio ir gražiausio medžio, kuris auga Bitėnuose, spalvose yra tikrai labai daug ir prasmingo mūsų gyvenime. Pavartosiu tokį seną žodį. Šitą parodą turbūt nei bitėniškiams, nei jų svečiams, nei man nesuteiks armatų. Gero žiūrėjimo. Prietelių prietelis, krikštatėvis, krikštamotė ir visi kiti dalykai. Kartu sudėjus, netgi ir techninis darbuotojas, reiškia, apart to, kad ir vadybininkas. Tai keletą žodžių, kadangi irgi įleidęs šaknis iš šitą kraštą ir tos bitėnus žino, myli, tai gal keletą žodžių. Čia jau ačiū visiems susirinkusiems ir labą dieną. Čia tiek mane išgyrė, kad net nežinau, ką čia pasakyti. Žodžiu, aš turbūt tiek pat myliu bitėnus, kaip ir kiekvienas Lietuvoje gyvenantis ir čia besilankantis. Tai nei daugiau, nei mažiau. Aišku, būsiu neteisus, jeigu pasakysiu, kad man nepatinka arba tai patinka, kaip pasižiūrėjus į žemėlapį, sakysime, kad vat graži vieta. Valerija Jankūnaitė ir Margarita Macijauskienė vakar atvažiavo ir visus norintis mokė irgi amatų. Ir kokių amatų, ir kaip sekėsi, ir kaip imliai ir gražiai čia dirbo mūsų krašto žmonės, pačios jos ir papasakos. Mes iš Klaipėdos etnokultūros centro su Margarita atvažiavome pakviesti į šventę. Man smagu pažymėti, kad kalendorinės šventės pasipildo paukščių grįžimu ir skridimu. Ir tai dar viena proga yra pasimatyti, pabendrauti kartu.
Mūsų etnokultūros centre yra įvairiausių užsiėmimų ir vieni iš tokių yra, kad neprailgtų advento vakarai, o kad žinotumėm, ką daryti per advento vakarus, tai mūsų paprašė parodyti, kaip yra liejamos žvakės, papasakoti apie šitą seną lietuvių amatą, apie bitininkystę, apie bičiulius, apie visą tai, ką galėtų ir jaunas žmogus daryti vaikai ir jaunimas savo rankomis. Vaikai tikrai per kalėdas mokės pasipuošti ne Maksimos blizgučiais, o savo padarytais šiaudiniais paukščiais, išsilietomis žvakėmis, kvepiančiomis pakvepinti kambarį ir nuvelti vieną ar kitą papuošalą savo draugams, pažįstamiems, kaimynams ir tėvams. Tai linkiu visiems didžiausios sėkmės. Ir antrąjį Rambino laikraščio numerį ir prekinį mūsų ženklą, nes mes jau irgi būsime amatininkai, kaip girdėjote, taipogi ir antspaudą bitėnų ir dar daug ką mes per šį sezoną iki Baltramiejaus atlikome, pristatys Diana Milašauskienė. Ir kaip tik šito projekto, apie kurį čia minėjau pradžioje, gandrus mes ten tyrinėjom, bet yra ir toks tikslas – skatinti čia gyvenančių žmonių verslumą. Kad iš tos gražios aplinkos jie suvoktų, kad gali turėti ir naudos. Pirmiausiai padarėm antspaudą ir šiandien jį išbandysim. Kaip jau minėjau Giedrė, išleidom antrą laikraštį Rambynas. Pirmasis buvo pristatytas per gandrų sutikimo šventę. Čia bendradarbiaujam su Vorutos leidykla. Šiandien pasaulį išvydo antrasis Rambyno laikraščio numeris. Ant šito laikraščio šiandien tiesiog linkiu visiems pasiimti laikraštį ne šiaip savo, bet su antspaudu. Ne visos prekės, kurios gali būti bitėnuose pagamintos, yra plokščios. Pavyzdžiui, sakykime, žvakė pagaminta bitėnuose arba medaus stiklainėlis, jis yra apvalus, antspaudo neuždėsi, bet galima priklijuoti į lipduką. Puolat pas mus, imat tuos ženklus, dedat ir prekyba gali prasidėti. Bitėnai turi savo suvenyrų, o jūs pragyvenimo vieną kitą litą viršaus. Tai tas verslumas, grožis, nauda šalia. Šios dienos laikraštyje, gal truputėlį pakomentuoti norėčiau, yra ir apie 15 metų jubiliejų viduniečių. Šiandien mes jų vado neturime, tačiau jau 15 kartą viduniečių stovykla buvo Bitėnuose, toje pačioje gerbiamų Žemgulių, Birutės ir Kazimiero sodyboje. Tų žmonių, kurie tvarko Bitėnų kapinėles, kurie suvažiavę iš visos Lietuvos, kvėpuoja Bitėnų orų ir skleidžia apie mus garsą. Tai šiemet jų buvo jubiliejiniai metai. Sugalvojo pagaminti Bitėnų pinigą, suvenyrinį. Užsakėme Bitėnų pinigų kalimo mašiną, tokį aparatą. Bet kaip visada tai yra, ko gero, sunkus verslas. Ir ko gero priklausys daugiau valstybei, bet ne kažkokiai tai privačiai ar tokiai organizacijai, kaip mes, tos patirties pritrūko. Pagaminome pirmus pinigus, bet aparatas paėmė ir sulūžo. Mes tikėjomės šiandien, kad kiekvienas bitėniškis galės pasigaminti savo po pinigą, kurio vienoje pusėje taip pat graži bitė, 5 bitėnai. Toks nominalas būtų. Kitoje pusėje parko logotipas, kitaip sakant, simboliai, kurie yra svarbiausi bitėnams, Rambyno kalnas ir gandrai. Pirmasis knygos Šiaurės kalva, keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas leidimas išėjo 2003 metais. Džiugu, kad 2007 metų Liepos pabaigoje pasirodė antrasis knygos leidimas. Retas faktas, kad per trumpą laiką būtų išpirktas žinynas, kuriame aprašomi vienos savivaldybės turistiniai maršrutai. Autoriai Vytenis ir Junona Almonaičiai naująją žinyno redakciją dedikavo Pagėgių paminėjimo istorijos šaltiniuose 700 metų sukakčiai. Pakartotinis Šiaurės kalvos leidimas gerokai atnaujintas ir papildytas. Aš čia kviesiu Junoną ir Vytenį Almonaičius, kurie, aš nebijau tų žodžių, bet jie dabar jau iš karto labai supyks, kurie, kai mes kursime Bitėnų garbės galeriją, turės būti vieni iš iškiliausių žmonių, pavyzdžiui, po Ievos Jankutės, po
kitų iškilių žmonių, nes šie žmonės jau yra tikri bitėniškiai. Na, mums prieš renginį sakė, kad Gvultu turim šnekėti apie savo naująją knygą. Tiesą sakant, nėra to didelio labai noro, nes kai pasėdė pusmetį metus prie kompiuterio, tai po to, žodžiu, norisi iš pradžių iš vis nieko nekalbėti, paskiau prieina ta būsena, kai norisi pasakyti viso labo, imkite mus ir skaitykite. Na jau po to kažkur praėjus ilgesniam laiko tarpui atsiranda galbūt noras atsakyti į vieną kitą klausimą ir galbūt pasakyti, kaip sekėsi. Na, kadangi reikia taupyti mums dievulio duotą gerą orą, aš dabar galvojau, ką čia galėčiau pasakyti. Tai tada pamačiau, o kogi dažniausiai žmonės klausia. Nu, dažniausiai tai klausia, ko mes čia, žodžiu, į tos bitėnus bastomės, į tos pagėgius ir kodėl, žodžiu, mes apie tos kraštus rašome patys būdami kauniečiai. Tai aš pabandysiu išplėstų būdų štai šitą klausimą atsakyti, kad jo po to nebereikėtų užduoti. Ir tuo atsakymu gal šiek tiek paaiškinsiu, kaip tokia knyga, kuri šiandien pristatoma, knyga Šiaurės kalva, atsirado. Na, reikėtų matyti pradėti nuo to, kad mane visada kaip istoriką kamuoja toks suvokimas, kad lietuviai nežino savo istorijos. Nežino ir turi daug bėdų per tai, kad nežino. Lietuvoje, plačiojoje visuomenėje tebevyrauja toks iš Rumšiškių buities muziejaus atsivežtas, sovietmečio Rumšiškių buities muziejaus atsivežtas įvaizdis, kad Lietuvoje yra keturi regionai. Mažoji Lietuva kaip regionas yra lyg ir pripažįstama, lyg ir nepripažįstama, lyg ir sakoma, kad toks yra, po to sakoma, kad čia jau, žodžiu, kultūra sunaikinta ir nelabai tokio yra. Na, mes su tokia nuomonė nesutinkame ir dėl to, žodžiu, norėjome užakcentuoti, kad nors ir nedidelis, bet toks regionas yra. Mažoji Lietuva gyva, jos paskatino Lietuvoje plačiai garsėjantį Pagėgių savivaldybės administraciją, nes ji buvo užsakiusi tyrimą dėl Pagėgių miesto vardo pirmojo paminėjimo ir dar 2005 metais tas tyrimas buvo baigtas, pristatytas visuomenėje ir aš jaučiausi, žodžiu, maloniai padaręs lyg ir gerą darbą, bet jau, žodžiu, po pristatomosios paskaitos iš aukšto pareigūno išgirdau, žodžiu, nuomonę, kad, na, žodžiu, tie tyrimai lyg ir, žodžiu, gerai, tvarkoj, kad yra, bet dabar Pagėgiai, žodžiu, vis tiek dar švęs jubiliejų remdamėsi enciklopediją tokia raudona, kurie parašyta, kad greit komunizmas bus. Tai kita ko. Nu, ten parašyta, kad Pagėgiai įsteigti ten tada ir kitur ten parašyta, kad greit komunizmas bus. Tai vat iš tos pačios enciklopedijos, reiškia, ir buvo ta data išburta. Aš nežinau, kaip jūs jutotės taip mulkinami, bet, nu, man kaip istorikui, žodžiu, tai toks sveikas pyktis pakilo, žodžiu, kad, nu, vis dėlto istorinė tiesa egzistuoja. Ir ką aš galėjau padaryti kaip istorikas, kaip leidėjas. Nu, tai tą ir padariau, ką padariau, žodžiu. Dar kartą, žodžiu, parašiau, kaip yra iš tikrųjų. Ir aš tikiuosi, kad šita tiesa vieną dieną vis tiek Pagėgiuose turės būti pripažinta. Tik tai labai gaila, žodžiu, kad bus palaidotas jubiliejus ir nei mes, nei mūsų vaikai tokio jubiliejaus nebegalėsime švęsti. Kitas jubiliejus po 100 metų. Kur yra toks skanus medus kaip Bitėnuose? Niekur nėra tokio medaus. Kur toksai vaizdas į Nemuno vingį kaip nuo Rambyno? Nu, nėra kito tokio vaizdo. Kur tokie karšiai kimba kaip Galzdonuose? Niekur nėra daugiau tokių karšiai. Galzdonuose tokie karšiai kimba. Tai va, tiesą sakant, žodžiu, nesutikom žmogaus, kuris pasakytų, kad negali paremti. Vienas žmogus pasakė, žinai, šiemet lietingi metai, man labai sunku, aš po to paremsiu, kaip aš išsikapstysiu. Vienas dalykas, kad šita knyga yra beveik 50 puslapių storesnė, iliustracijų yra 100 daugiau. Čia yra knyga, kaip sakyti, istorinė tokia, kuriai reikalingi konkretūs faktai.
Jos neina rašyti atsisėdus prie taurės vyno, kaip romano, kokie eilėraščius. Reikia viską surinkti, viską sudėti, viską sulyginti, sutvarkyti. Tai jeigu taip grubiai, primityviai lyginti, tai aš tą knygą palyginčiau su namo statyba. Kas pas mus dedas? Tokie negeri dalykai, kur pinigai, iškreiptas materializmas valdo pagėgius. Tai va, šitoj situacijai Vytenis pasielgė drastiškai, nenukrypo nuo tos teisingos linijos ir kaip čia iš pradžių buvo minėta, sakyčiau, mūsų krašto šviesuolius, jeigu statyti eilę, tai būtų Martynas Jankus ir paskui Vytenis Ponaitis. Sažiningiausi šio krašto žmonės. Šiaurės kalva keliautoja po Šiaurės kalva žinynas, tai yra knyga tokia objektyvi, kad ir po 100 metų jinai ir po 1000 metų vis tiek bus ta pati knyga, kuri ves mus šiais keliais. Tai šitoje knygelėje tikrai užfiksuota dalykai, kurių aš pavartęs pastebėjau, kad, sakykime, niekados nebūčiau žinojęs, kad aš gimiau ne Strazdų kaime, kaip šiuo metu yra, bet Strazdabalio kaime. Strazdų kaimo tokio nebuvo. Sužinojau, kad netolimais Šerėtlaukio kažkur yra Kelneriškių kaimas. Man labai įdomu, reikės tikrai panagrinėti, kas tenais šitame kaime, kokios šaknys, gal ten mano kažkokia kilmė yra, kadangi aš pats kelneris. Taigi, ačiū Vyteniui už įprasminimą, už įamžinimą mūsų atminties, ir po 100 ir po 200. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas Martynas Jankus gimė Bitėnuose. Čia didesnį gyvenimo dalį ir gyveno. Jis valstiečių vaikas, baigęs pradinę Bitėnų mokyklą, toliau lavinosi savarankiškai. Teturėdamas apie 20 metų, Martynas Jankus susipažino su Jurgiu Zauerveimu. Ėmė domėtis Lietuvos praeitimi, rinkti liaudies dainas ir užsidegė lietuvių tautinio atgimimo idėjomis. Traukim skėčius visus, nes dabar jau artės kulminacija ir didžiausia šventės, garbingiausia šventės dalis. Šiandien antrą kartą bus teikiama Martyno Jankaus vardo kultūros paveldo premija, kurią įsteigė Jankaus vaikaitė Ieva Jankutė. Komisija, kurią sudarė Vydūno draugijos pirmininkas ir Sociologijos ir kultūros instituto direktorius daktaras Vacys Bagdonavičius, Rambyno regioninio parko direktorė ponė Diana Milošauskienė ir Borutos leidyklos administratorius, kuris yra prieš jūs, išnagrinėjo pasiūlymus, atsižvelgė į pageidavimus ir nusprendė šiais metais paskirti Martyno Jankaus premijos poniai Virginijai Šarauskienei ir Šarauskų giminė už ilgametį Martyno Jankaus kultūrinio palikimo saugojimą ir puoselėjimą. Taigi prašom, ponia Ieva. Amžinoji Rambyno kalno knyga Mažosios Lietuvos patriarchui Martynui Jankui buvo padovanota 1928 metais, minint Lietuvos nepriklausomybės 10-metį ir Martyno Jankaus 70-mečio jubiliejų. Tai buvo Lietuvos visuomenės dovana Martynui Jankui už jo nuopelnus prijungiant Klaipėdos kraštą prie didžiosios Lietuvos. Amžinoji Rambyno kalno knyga tapo Martyno Jankaus ir Mažosios Lietuvos svečių knyga. Joje pasirašė įžymiausi to meto Lietuvos žmonės. Pirmajam pasirašyti šioje knygoje garbė buvo suteikta Vydūnui. 1939 metais, kai Klaipėdos kraštą okupavo hitlerininkai, Martynas Jankus buvo priverstas pasitraukti į Kauną.
Su savimi Martynas Jankus išsinešė tik amžinąją Rambyno kalno knygą. Nepasiėmė nei vieno kito asmeninio daikto. Karo metais ir kurį laiką po jo knygą saugojo pulkininko, vyriausiojo skautininko Juozo Šarausko šeima. 1963 metais knyga, tarpininkaujant poetui Jonui Graičiūnui, buvo perduota saugoti Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos retų spaudinių skyriui, kur saugoma iki šiol. Šarauskų šeimai. Čia visi prisidėjo. Galų gale daugiausiai prie knygos išsaugojimo prisidėjo Algis Šarauskas ir jo mama. Šitą šiandieną Virginija Šarauskienė, jis serga, negalėjo atvažiuoti, bet šitą premiją priims daktarė Petkevičienė. Čia, Zita Girdžiūnaitė. Bet šiaip tikra tiesa yra nepaprastai gerai parašyta ir kad tai pirmą tokią istorinę knygą, kur aš skaitau nuo pirmo iki paskutinio, reiškia šito galo. Ir žinot, kas tenai, nors yra daug man pažįstamų vardų, tenai jūs turit surašę nuo 1736 metais buvo padaryta Prūsijoje visų lietuvių ir vokiečių šičia, kur šitam krašte gyvena, apyskaita, kaip jis sako, surašymas. Ir tarp šito yra ir mano vienas protėvis, yra Enskis Karkojus. Anot profesoriaus Kauno Jankus buvo didelis mušeika. Paskui anot šito profesoriaus Aleknavičius, Jankus buvo ir vagis. Reiškia, tai jis pinigus susižerdavo, surydavo ir taip. Nu tai gal tą, kad aš ir esu iš tokios šeimos, reiškia, kur visi kriminalai tenai buvo ar ką nors tokio. Ir tada tie kriminalai nebūdavo skaičiuojami, ką jie jau buvo kalėjimus ar ką nors tokio. Šit yra didelis darbas padarytas. Tikrai tiesa, labai didelis darbas. Apie daug dalykų, kurių aš tikrai niekada neturėjau progos mokintis, nes aš visą savo gyvenimą praleidau užsienį. Ir už tokį didelį darbą jums tenka Martyno Jankaus premija. Žinote, tų premijų mes esame gavę, bet tos premijos kitos buvo be vardo. O dabar šita premija jau yra vardinė ir jūs pagerbėte, bet tuo pačiu ir tam tikrą atsakomybę uždėjote. Nes kai vienas Kauno profesorius nelabai gražiai pasielgė, tai iš karto buvo spaudoje parašyta, kad jis yra Simono Daukanto premijos laureatas. Tai aš tikiuosi, žodžiu, kad Martyno Jankaus premijos laureatai, jeigu ir bus minimi spaudoje, tai iš gerosios pusės. Vieną sekundę. Labai gerai bus. Nuoširdžiausiai sveikinu visų praėjusių metų laureatų vardu ir linkiu jums stiprybės, poniai Laimai, daug sveikatos ir ilgų dar gražių gyvenimo metų, o Ilonai ir Vyteniui nenuilstamos energijos užsispyrimo, kad toliau dar būtų daug knygų. O šitas gėles noriu padovanoti poniai Dievai. Už tai paprastos, bet jos šviečia kaip saulė. Mūsų darbas. Taigi už tai, kad jūs nepaprastai mylit savo gimtąjį kraštą, lietuvininkų žemę, ir kad surandate, pastebite ir pagerbėte žmonės, kurie daugiau ar mažiau prisideda prie mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimo.
Šeimininkai sodybos, į kurią pirmiausiai pavasarį sugrįžta gandrai, tampa gandrų tėvais. 2007-aisiais jais tapo Kazimieras ir Birutė Žemguliai. Laureatai yra gerai, o dabar kur tik Puoselėje, myli šį kraštą, pasidžiaugti, kad pas mus Bitėnuose. Savivaldybės sveikinimų negalim tik iš jūsų asmeniškai galim priimti. Asmeniškai. Tvarkoj. Jeigu asmeniškai, tai tada labai dėkojam už sveikinimų. Vaidas Bendaravičius mūsų dar pirmąją knygą rašant mums labai padėjo ir labai dėkojame tada už sveikinimus. Gėdės tik Žemgulio puoduko nesimato su ambasadorium. Mes išliksim jauni, kaip visa Lietuva. Su pirmąja kregžde. Nemunėlio Lipa kopėtėlėm ir įmeta į lizdą šitą pinigą, kad gandrai sugrįžtų sėkmingai ir laimingai kitą pavasarį. Visi norim čia paskirtis krantą. Gal kada nors, kai šitas lizdas susidėlės ir bus aha, tai bus, kitaip sakant, muziejų eksponatas. Kas yra? Archeologai yra. Pirmąjį Bitėnų. Nuostabu. Pirmas Bitėnų. Jeigu krysi, kris žemyn galvą, kad kainį nesuplėšė. Matot? Žiauru nežiūrėti tavo, ne? Tu nemėgsi aukščio. Jau gali pradėti. Žiūrėkit, jie mažėja jau dabar. Matysiu, kad... Jau yra dar žiūrėk, jau čia yra. Kad šarka nepavogtų sidabrinių pinigėlių, mes pakasime. Saugot reikės. Da. Uždengsime. Tučia. Nu, pasirodo. Reikia kokį švindą. Nebėra, vykikas čia. Su pirmąja linksma kregžde. Su palėnom šlaikos. Du gandrai. Vestuvės tokios. Nemunėlio žydroji Vilny, tyviškėlė gyva. Mes išliksim jauni, kaip visa Lietuva. Vėliai noks pagirį rugiai, putinai raudonuos, vėl po pievas krajos drugiai, palydėti dainos. Nemunėlio žydroji Vilny, tyviškėlė gyva. Mes išliksim jauni,
visa Lietuva. Nemunėlio žydroj Vilny, tėviškėlė gyva. Mes išliksim jauni, jauni, kaip visa Lietuva. Ižas plauks taip lėtai, lėtai, tirps ledokšniai krante. Ten nutirpsta visi ledai su pirmąja kregžde. Nemunėlio žydroj Vilny, tėviškėlė gyva. Mes išliksim jauni, jauni, kaip visa Lietuva. Nemunėlio žydroj Vilny, tėviškėlė gyva. Mes išliksim jauni, jauni, kaip visa Lietuva. Nemunėlio žydroj Vilny, tėviškėlė gyva. Mes išlikim jauni, jauni, kaip visa Lietuva. Nemunėlio žydroj Vilny, tėviškėlė gyva. Mes išlikim jauni, jauni, kaip visa Lietuva.